mitingo 20 birželio, 11 val. Pradžia. Su muzikite, gana linksmai, tai sakė simboliškai. Mūsų tiesioginė transliacija. Kažkiek yra tų žmonių. Policijos irgi nenaudo. Visi dirba. Kadarė darbo diena. Ai dabar, tai dabar nesirašiau. Va dabar jūs galite pasirašyti. O namuose arba tas dabar bus vietos. Tada kažkokie plakatas. Nu, žiūrėk, šiandien reikėjo pusės. Ir man padari, Dėl kokių sąrašų stovim? Dėl kokių sąrašų stovim? pasirašyti prieš nekilnojamus turtų. Ant lapų, manau, čia. Tai parašus būtinai 50 tūkstančių reikia surinkti. Kiek? 50 reikia surinkti. 50. Gerai, šaunuoliam. Čia eilė, matot. Čia eilė stovi. Pasipriešinti. Na jau. Galima jūsų poziciją? Tai esate prieš NTV. Prieš, taip. Sakykite, kodėl. Aš nenoriu, kad kas nors konstituciją pažeidinėtų Lietuvoje. Kodėl manot Neteisingas mokestis? Todėl, kad šnekama jis reikalingas dėl to, kad gynybai reikia pinigų. Tai jeigu reikia gynybai, tai taip ir sakykit, gynybos mokestis. O prie ko čia konstitucijos tikslas pažeisti konstituciją? Jeigu reikia gynybai pinigų, tai įveskit gynybos mokestį. Tam kartui dabar tokios aplinkybės susidarė, kad reikia daugiau pinigų gynybai. Aplinkybės pasikeis, tą mokestį galėsit nuimti. O nekilnojamo turto mokestis, prie ko čia jisai? Ką bendro turi su gynyba? Supratau, ačiū labai jums. Prašom. Save gerbintis žmogus, kuris gina konstituciją, save gerbintis žmogus. Bet šitų žmogų save gerbinčių jo labai mažai Lietuvoje. Ir lietuvimas tos Lietuvos, žinokit, praktiškai nereikia, tik pinigų.
Tik pinigų reikia lietuviams. O ta laisvė, Europą mes būsim paskirsim po visą Europą, o Lietuvos čia baigsis. Viskas trumpai aš jų pasakau. Savigarbą, kol neturėsim savigarbą ir leisim ant galvos negert mūsų įstatymų konstitucijos, Lietuva čia ir baigsis. Trumpai, neturiu ką daugiau jums pasakyti. Čia jau vėliava. Tai yra, arba turi, tarkim, sudėmėti kažkokią jau mokį. Tai mūsų siekis yra vis dėlto, kad nebūtų joks pusės apmokestintas, jokios sodai ir jokie priklausomybės. Gyvenamas. Taip, gyvenamosios paskirties. O kaip čia jie padarė tokį dalyką, kad visas, tai faktiškai atleido, sakė, kad tai nekeisti. Pirmas sausas, nieko nemokama, tas labai šis įrengti faktiškai, jie dabar iš viso nemokės, iš niekas nevarmokės. Bet čia normalu? Aš dar kovo mėnesį siūliau pasidaryti kartelį. Nežinau, kokia jų gudrybė. Čia karšta, man paliaukas. Nežinau, šitą versinį davažiuoju, tai žinokit, nepasakysiu tiksliai. Oi, tu padarysi dar vaizdelį. Biržų iniciatyvinė grupė. Gražiai vėliava. Tai kaip ten skaičiau labai gerą pasiūlymą, sako. Čia eilė. Visi pilietiški, visi nori pasirašyti. Šaunus. Nes čia yra... Kiekvieną dieną žiūrim per televizorių dabar. Čia muzikantai. Sveiki, Petrai. Kaip gyvenat? Dėkui, ačiū gerai. Matau, vis kažką randu, palaikinu. Super, ačiū. Jo. Ką nors nori pasakyti? Džiaugiuosi, kad vienminčiai, kad einam tuo pačiu keliu, žiūrim į tą pačią pusę ir taip toliau. Ir ypač mūsų įkvėpėjas šitas Vaišvila. Jo, laukiam, šiandien turėtų būti. Mažai palaikymų, mažai palaikinimų, patiktukų ir taip toliau. Jo. Taip kad visą širdim su jumis. Gerai, dėkuoju.
Šakutės. Nieko nematau iš ką nors pažįstamų. Tik tai šitą, kaip tą Vitalį Balką matau. Yra trupučiuką čia va vaikšto, bet nedaug. Vieną mačiau. Teismo posėdį, man atrodo, dar kažkur. O čia pasilinksminimas bus toksai. Ai, ten plovą gamina, nežinau. Ten vaikštai. Tai reikia ugningų kartuvių reikia. Ne, to nereikia. O tenai galima pasirašyti gyvai. Aš jau pasirašiau elektroninį. Tam gyvai, jeigu elektroninis yra. Jo, čia klausimas, ar jie visus parašus parodys. Čia reikia auditą genį leidžia daryti. Atsiprašau, dar vienas patikslinimas. Kas rašėt katedros Iniciatyvoje to aikštėj? referendumo. Tai ten nebuvo įstatymo Tai dar- pataisa. Čia yra įstatymo pataisa ir jis bus teikiama Seimui svarstyti. Tai dėja, bet reikia čia irgi. Tai jeigu duosi dar 15 minučių, tada pradėsim šventę, bet jau matom, švenčiam, tušinukai braška, muzika groja, dūmai rūksta ir nieko netrūksta. Tai pakartosiu, pasirašėt katedros aikštėj, vis tiek reikia pasirašyti, nes ten nebuvo įstatymo pataisa. Gerai, gerai. Policininkai mus saugos. Na, nedaug mašinų. Dar trupučiuką parodysiu ir valysiu. Darbo reikalai. Žiūrim, kad čia prie paminklo pas mus vyksta. Svoločiai. O čia plakatas. Gerai, pakartosiu dar kartą, ties ko rašomės, nes eina kas antras ir klausimas. Rašomės, yra pateikta įstatymo pataisa, užregistruota Vyriausiojo rinkimų komisijoje, kad joks gyvenamasis būstas, jo priklausiniai ir jokie sodai nebūtų apmokestinti. Nei pirmas, nei antras, nei sodybos, nei sodeliai, niekas. Tai o kiti turtai ten, pavyzdžiui, Maksimos ir panašiai, tai nuo 200 000. Tai numai nepavyks išvengti šito mokesčio, bet eilinis mirtingasis jo neturėtų mokėti. Tai turit sodybą, sodą, namą, butą, du butus, nesvarbu, absoliučiai jokių mokesčių. Tai daugiau visi šią valandą. Tai prašom muziką pasipašnekėti. Kokios gražios merginos. Oi. Savo pareigą atlikau. Paguodžiu. O, su šortais, krašti vyrai. Vieną padarys 1000. Visa kita. Tai irgi kaip ir mokesčiai. Aš už tai, kad pakėlimų. Ne tai, kad mokesčius mes įsimokam, bet šito drastiško pakėlimų. Tai iš esmės viską palikti taip, kaip yra. Taip, kaip dabar. Nei nekilnojamo turto mokesčių. Ir kalbame, kad reikia gynybos ir reikia žiūrėti išlaidas. Ką dabar, kiek ten 2,5 milijardo į jūros vėjo parką. O, ieško, taigi jūsų ieško. Nu, sveiki. Sveiki, nu, ką? Atvažiavai? Atvažiavau, bet tai galvoju, žmonių yra, bet šiandien mitingas pasirašinėjimas. Aš pasirašys elektroniškai esu. Tai... Nu, sakė, lyg tai šventė. Sakė, šventė. Įvardino čia kaip šventė, nes savo plovą gamina. Tai... O, žeraras. Čia su jumis kartu? Ką sakė?
Ilgam atvažiavot? Net nežinau. Čia yra turiu planus. Vienokius, o tai čia. Pasižiūrėjau, Mendis nemačiau. Ne, vyresnė. Ne, O jūs bendraujat su Mendu? Nu, taip, aš jį skambinau ryte, sakė, aš teismo posėdį negaliu kalbėti. Nu, tai gal pas ją reikalai. O taip, tai ką tokį mačiau porą saviškių, tai jis gal jos nežino. Gal taip. Nu, Jana ten čia dar vaikšto kažkur. Nu, interviu įima. Čia tos spaudos tokios, jeigu viskas čia taip pat pavyks. Aš čia netoli gyvenu, galvoju, užsuksiu, pasižiūrėsiu, kiek žmonių, ką. Kol radau dar mašiną pastatyti neįmanoma. Kur buvot vėl Norvegijai? Anglijai? Bet jau senai grįžus gegužės pradžioje. Su muzikė, matai, gyva muzika, ten su bajanu. Nežinot, kino vėliava tokia karvutė važiuoja. Nikaip nesuprasiu, koks čia miestas. Kaunas jaukį turi, bet ne Kauno čia lygtai. Darau tokia tiesioginė laiva, bet trumpo reikia irgi varytam. Daug laiko neturiu. O tai Saura jau viskas. Nesutapo požiūris į bendrą namų ūkį. Čia būna. Kas pinigus turi nešti. Čia tiesiog. O grafas antroje. Nu gerai, tai ką, prie saviškių. Nu, Nes čia daug paieškoti. žmonių. Aš jau ilgam nebūsiu, nes nėra, nematau ką čia. Ne, tai pasirašo žmonės tvarkingai. Nu, va ten eilė stovi, va visi va ten pasirašo ir ten plova. Gerai, po biškį renkasi. Sveiki. Matyt, transliacija irgi, ar ne? Jo, tiesioginė. Kaip su politikė? Renkitės? O jūs kaip? Jūs su Liaudės partija, ne? Dalyvaujate? Jo, su Liaudė partija jau vaikų sąrašė, nu tai čia gi platforma suteikė. O dabar, kai vaikus jau dabar Baltarusijai, tai nelabai. Baltarusijai kažkaip. Nu kaip nepabėgo, jis išvažiavo į kažką ten sėdį, nežinau. Suprasiu, jam grasina čia ar ką? Kur? Ai, čia aš jau filmavau, atšau svoločiai. Visi filmuoja, bet darbo metu, nu ką, čia 11 valandą visi dirba, kur čia atvažiuosi žmonės. Nelabai kas aš pasirašiau internetu, tai buvo... Portalas LRT, ar galim trumpai pakalbinti, kokią nuotaikomo protestą atvykote? A mes jūs pafilmuosim, prašau. Atvykome palaikyti žmonės, kad būtų atkreiptas dėmesys. Priimtas pataisas žmonėms. Lietuvos valstybės piliečiams. Dar leisit pasakyti, tai vis dėlto labai reikėtų pasimastyti, žmonės eina į valdžią ir žada gerovės valstybę, o po to kažkaip į biudžetą galima surinkti jų nuomonę, tik tai dedant baudas,
tik tai keliant mokesčius ir tik tai paskolas imant iš kitų valstybių. Kodėl Lietuvos vyriausybė ir tas pareigas atsakingos žmonės nemato, kad galima būtų investuoti, kad Lietuva tikrai turi jaunų žmonių, kurie galėtų dirbti, kurie galėtų Lietuvoje kaip kažkokį produktą parduoti ir Lietuva pasilaikytų uždirbti, kad mes galėtų darbo vietas gyvenamas aplinkas. Tai ar pagrindinė žinutė, kurią nešate valdžiai, kad nenorite nekilnojamo turto mokesčio, ar yra kažkokių kitokių žinučių? Pasakiau, iš esmės tai buvo labai svarbus šūkiai ir valstybė, kam negeru Lietuvoje žmonės jeigu investuoja, tai kaip ir nedėra. Deklaruojama vyriausybės, aukštų politikų gerovė ir žmonių lūkesčiais gyvenimo. Kaip manote, ar geras gyvenimas Lietuvoje? Tai aš manau, kad labai sudėtingas. Aš Lietuvoje auginau 3 vaikus. Tai tikrai buvo labai svarbus iššūkis. Šiandien vėlgi, jeigu šiuo atvagišką klausimą norėčiau užduoti, kam mums lietuviams reikalinga valstybė, jeigu mes neskatiname šeimų, jeigu mes neauginame vaikų, jeigu Lietuvos valstybė piliečiais mažėja, tai kam ta tokia valstybė tik mokesčius iš žmonių rinkti, kas čia ir vyksta. Tai yra vėl žmonės savo valstybės lygiai tai vadinasi. Kaip žinau, jūs neseniai atvažiavote iš Anglijos, dirbot Anglijai. Papasakokit, kaip ten. Nu, tai ten, žinot, tai irgi matosi labai tas rimtas toksai kitų kultūrų įtaka, jų nepavyko visgi Britams, Anglams tikriausiai, jų nepavyko integruoti, bet, sakykime, bankų veikla yra visiškai kitokia, nes ten nėra tų mokesčių, kur pas mus operuoja padarėjai iš banko sąskaitos pavedimą ir ten 23 centukai, 41 euro centukas, ten tokių dalykų nėra ir manau, kad jeigu bankai įvestų šitą dalyką, tai ten būtų masės afro šitų britų dabar ar pakistaniečių, indusų, ten išeitų į gatves masės, ten būtų baisiai didelis riaušės, jie šitų dalykų ten nedaro. O Lietuvoje, bet mokesčiai. Dėkuoju, vardu ir iš kur atvykote? Aš esu Gitana Nemulienė, atvykau iš Kauno. Ačiū Jums labai, Gitana, gražios dienos. Gal nori dar papasakot, ką nors apie mokesčius Britai? Dabar gal paklausom. Nu, davai. Priverčia įsiklausyti. Labai įdomu, kaip ten jie priima tą pas juos priima. Yra. Bet tiem žmonėm, kurie turi vieną būstą, tai jau yra perka, bet aišku, laukia balsavimas ketvirtadienį. Žiaurus, ne? Laukia dar vienas balsavimas, Bet atlyginimai pas juos labai kokie? nesiseks. Jeigu gyveni ten ir jiem dabar blogai. Jie patys taip sako. Kaip ir minėjau, šiandien kažkokių kitų galbūt tikrai neplanuojam. Nes Ir turi bus už 10 milijonų dabar pakvietė alkstančius iš šito Ten, va, ten ant laiptų. pavyzdys. Nu, va, žmonės sako, kad nereikia Va, jis stovi ant laiptų. turi pinigų. Jie negali sau leisti sumokėti už Seimo šitą viešbutį. Mes taigi viską sau galim leisti, ne? Ir už namus mokėti, ir už butus, ir už sodus, ir dar Seimo narius pamaitinsim. Tai, kaip sakant, tą varganą socialinį sluoksnį. Kestai gal žodį tart nori, ne? Nori, Kestas visada turi ką pasakyti. Pirmam įdėdį, niekam nedavė Dikatului papasakot, o dabar žiūri, kad niekas ar neprašo. Sakė, prašė ir Vėgėlė nedavė papasakot. Labą dieną visiems susirinkusiems. Ačiū, kad nepaliekant Raimondą, nepaliekant atoveiksmių, nepaliekant Lietuvos profesinės sąjungos sandraugą. Ir radot laiko ateiti. Mes labai tikėjomės su Raimondu, kad Vilniečių bus daugiau. Ypatingai tikėjomės ne tik seniorų, vyresnio amžiaus žmonių, bet tikėjomės jaunų šeimų daugiau ateina. Vakar visi plačiai girdėjot, matėt, Seimo pirmininkas pasakė, kad reikalai sprendžiami
ne aikštėse, ne gatvėse, bet posėdžių salėse. Arba Seimo pirmininkas nėra važinėjęs Europoje, arba jis nežiūri programų, arba jis nešaka pasaulinių įvykių. Gatvėje sprendžiami reikalai labai dažnai persikelia į Seimo posėdžių sales. Šiandien žmonės susirinkę pasirašinėja parašus dėl to, kad Seimo pirmininkas suprastų, kokius sprendimus privalo priimti Seimo nariai. Lietuvos profesinė sąjunga atstovauja savo narių, žmonių, ne Briuselio, ne Seimūnų, ne kokios nors kitos šalies, kaip jie čia bando aiškinti interesus, bet savo Lietuvoje gyvenančių žmonių interesus. Kur žmonės eina pasakyti pastabas, jie turi būti išgirsti. Ir šiandien, mes tikimės, jau vienas Seimo narys, mūsų gerbiamas Ąžuolas, išėjo, pasisakė, nebijo žmonių. Mes tikimės, kad ateis ir tie, kurie sugalvojo tos projektus, sugalvojo žmonės įjaudrinti, sugalvojo paskleisti savo fantazijas įvairias ir kad ne va tai Europos komisija reikalauja, ne va tai Pasaulio bankas reikalauja, ne va tai dar kas reikalauja, įvesti visuotinį mokestį. Čia būtų absurdas didžiausias, kad nežiūrint Lietuvoje socialiai atsakingai parlamentiniai respublikoje būtų įvestas visuotinis mokestis. Nesvarbu, ką tu turi, kiek tu turi, ar tu namelį sodą turi, ar tu butą turi savo uždirbtais pinigais, kad tau būtų įvestas tas mokestis. Tai aš labai norėčiau, kad išeitų ir paaiškintų žmonėms, kodėl jiem kilo tokia mintis. Mes norime pasitikėti Seimo nariais. Mes tikimės, kad jie bent padarumo turi tokio, kad svarsto, kad ne visi žmonės tokie turtingi, ne visi gauna tokias algas. Tai tikimės, kad jie išeis ir pasakys, kad sorry, atsitiko taip ir taip, pasiūlė kažkas tokį projektą, bet mes jį peržiūrėjom ir kaip žinia jau pirmoji, kaip Raimondas sakė, pirmoji kregždutė, pirmoji pergalė yra. Tačiau laukia daug kitų dalykų. Ir aš labai, naudodamasis progą, prašau jūsų, visi turit jaunų žmonių, pasakykit jiem, kad ateiti ir pasakyti ne valdžiai nereiškia būti radikalų, nereiškia būti kokiu nors angažuotų ar kokiai nors politiniai jėgai priklausyti. Reiškia valdžiai priminti, kad jie turi tarnauti žmonėm, kad jie turi aiškiai pasakyti, kam jie atėjo, kokį sprendimo projektą. Ir labai gera mintis yra, kad tų Seimo narių nuotraukos, kurie balsuos prieš žmonės, kad prieš žmonės, skriausto žmonės, būtų iškabintos visoje Respublikoje, visose apygardose su prierašu, kad jie balsavo už tai, kad tau būtų įvestas papildomas mokestis už tavo uždirbtus pinigus, už tavo būstą, už apmokestinimą. Aš manau, kad jūs visi pritarsit tam dalykui ir pasakysit garsiai ne, bent 3 kartus Seimo nariam, nes jie galvoja, kad mes čia surinkom linksmintis ir laukiam jiem padėkoti, pasakysim ne, kad jie išgirstų. Pasakykim, kad apmokestinimo mokesčiui ne. Ne. Ir pakartosiu dar 3 kartus. Ne. Ačiū jums labai. Aš labai linkiu jums geresnės nuotaikos ir būkit kartu. Būkit su Atoveiksmu, Sandrauga ir su mumis kartu eina, tikiuosi, didžioji Lietuvos dalis. Ačiū jums visiems. Ačiū visiems, doronumu. Ačiū visiems, doronumu.